Sveiki, draugai, aš Taifon. Draugai, visiems jums iš naujos dienos siunčiu didelį glėbį. Sveikinimai, pagarba ir meilė. Šiandien, draugai, mano ožkoms šiek tiek žolės atnešė Giokanas. Ačiū jam. Jis pasakė, tegul jos šiek tiek pagano, jei jau mes negalime jų išvesti į ganyklą. Jis pasakė, atneškime žolę joms po kojomis. Dabar jos gerai ganasi. Iš tikrųjų, vakar irgi filmavome vaizdo įrašą, bet draugai, mūsų vaizdo įrašas neišėjo. Vakar vėl tęsėme suvirinimo darbus. Kaip žinote, paskutinį kartą prie konteinerio padarėme gražią panelinę tvorą. Vartai ir visi kiti smulkūs darbai jau baigti. Netrukus parodysiu jums, kaip atrodo baigtas variantas. Vakar taip pat padarėme vištų duris. Giokanai, parodyk tą vietą. Žiūrėkite, šios vietos duris padarėme taip. Išorinį tinklelį nuėmėme, draugai. Čia gerai privirinome tvirtą metalinį rėmą. Viskas švaru, uždėjome spyną ir viską štai taip parodysiu, žiūrėkite. Dabar viskas labai tvirta, dėdė čia jau nebeįeis. Tai mums skėlė daug rūpesčių, dabar viskas gerai. Šiandien iš tikrųjų irgi turėjome virinti, bet nutiko šiokia tokia nesėkmė, netrukus jums papasakosiu. Prašau jūsų, prieš vaizdo įrašą neatmeskite mano prašymo. Padarykite gerą darbą, nepasidrovėkite, norėdami mane palaikyti, paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui. Jei užsiprenumeruosite ir parašysite komentarą, labai apsidžiaugsiu. Jūsų patiktukai ir komentarai man labai svarbus, bičiuli. Padarykite gerą darbą, nepasidrovėkite, paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui. Nenumirsite, parašykite kokį nors komentarą, bent kelis. Kokia šiandien mūsų tema? Šiandien tema mažyliai. Na, ateikite pažiūrėti. Pirmiausia, norėjau paleisti šios Fistik šuniukus. Jų jau senai nepaleidau, tegu pasivaikšto. Fistik! Fistik! Kur mano kūdikiai? Ar mano Fistik kūdikiai užaugo? Ar mano Fistik kūdikiai užaugo? Tegu ateina, pažiūrės, tegu ateina. Jie kanibalai, jie kanibalai. Palauk, ateik. Ateikite, pažiūrėsiu, ateik. Leiskite man juos paglostyti, kur jie yra. Kur jie? Kur tie kūdikiai? Kur mano liūtai? Jūs jau tokie dideli užaugote. Ei, Fistikai, jau užaugo tie mažyliai. Ei, mano mažyliai, žiūrėk paprastai. Paskalės motinystės jausmas trunka 2, daugiausia 3 mėnesius. Gerai? Ji būna mama, o paskui palieka savo jauniklius gamtoje, kad jie patys išmoktų gyventi. Fistik. Tiesiog šaunuolė, niekada jų nepalieka. Ir kai tik jie atitraukiu nuo jų, Fistik tokia mama, kad vėl bando prie jų grįžti, draugai. Prieš Fistik motiniškumą ir gerą širdį belieka lenkti galvą. Kūdikiukai. Ateikite čia, ateikite, leiskite jūs paglostyti, ateikite. Ateik čia, ateik. Kur mano liūtas? Pažiūrėk juos. Jie užaugo tokie dideli. Pažiūrėk į Fistiką. Žiūrėk, Fistikas vėl ieško įsdaigų. Kur tas geltonas mažylis? Man labiausiai patinka geltonas, žinai, tas mažiausias iš visų. Pažiūrėk, kaip Fistikas laimingas. Fistikai, tos žolynus aš padėjau ožkom, kad jos suėstų. Ar ir jūs norite valgyti? Jie irgi ten žaidžia savo žaidimą, pažiūrėk. Aha, vėl žiūrėk, jie dabar vėl kimba prie baltos vištos, žiūrėk. Ką daro Giokanas? Pala, pažiūrės. Ar jis padarys tai? Jie visi eina ir laižo tos baltos vištos galvą. Jie laiko ją ir laižo gyvūno galvą. Tas geltonas jauniklis tai daro. Mergaitė, ateik čia. Sakiau, kad šitą labiausiai mėgstu. Kur jis dingo? Ateik čia, pažiūrėsiu. Sūnau, ką jūs padarėte? Palauk, viduje kažkas vyksta. Dukra. Ateik čia. Tu. Tu. Tu išdykauji šitas beprotis. Štai kiaušinis, va. Po mano koja taip pat yra vienas kiaušinis. Palauk, įleiskime jį vidun, dukra. Kodėl tu vaikaisi vištas? Deja, Giokanai, ar spalvos nebuvo labai gražios? Taip, žinoma. Pažiūrėk, kokie jie gražus, mašala. Mano dukrai, šitie dienai, jie bus tikri laukiniai. Dėk. Bėk. Pažiūrėk, kaip mažyliai apsidžiaugia, kai juos paleidome. Anksčiau mes juos visada paleisdavom, broli. Jie tai daro, sakiau jums. Jie lyg puola vištas ir balandžius. Todėl aš jų nuolat nepaleidžiu. Šiandien pagalvojau, paleisiu jos, kol oras šiltas, tegul pasivaikšto, kol pagauti. Palauk, tą geltoną mažylį paglostysiu. Ei, mergaitė, ateik čia, leisite paglostyti. Ateik. Kokie tu gražiai pasidarei? Kokia gražiai pasidarė mano mergaitė? Kaip gražiai tau tinka žolė burnoje. Kaip gražiai žolė atrodo tavo burnoje, mano meilė. Bėk! Šaunuoliai jūs. Dabar palikti juos čia ir išeiti irgi problema. Pažiūrėk, ar jie ką nors padarys vištoms. Dabar ir bonsugai išsigando. Bondžiuk! Kur tas Bondžiuk? Sūnau, ateik.
Atei, kur tu esi? Mano gražuolis sūnau. Leis man apkabinti savo liūtą. Žiūrėk, mes tiek ožkas, tiek asilą išmokėm. Taip pat kaip ir šunį, matai? Sakau, ateik, ir jis ateina, matai, ne? Kokie jie protingi, mašalach jiems, mano karamėlė. Dabar, brolau, eikime į lauką. Paleidau liūtus. Temuvė čia vaikšto ir žaidžia. Jokanai, prižiūrėkime juos. Palauk, pažiūrėkime, kas vyksta, jaunuoliai. Ar vėl užrakinai šios vartelius? Eik tu pirmas, Johanai, palauk. Nora, ne, Nora, tu neik, mergaitė, palauk. Buvo. Štai žiūrėkite, mūsų varteliai štai tokie, draugai. Labai gražiai gavosi. Dabar šunys nebegali patekti į vidų. Dabar galime laisvai čia įeiti ir išeiti. Vakar žiūrėk, kokia nelaimė nutiko. Suvirinome. Gana daug vargome, bet dabar, kadangi darėme ploną suvirinimą, su kauke gerai nesigavo, Džohanas, mano brolis, patyrė nelaimę. Jo akį užkabino suvirinimo šviesa. 4 ryto į ligoninę, kad išvalytų akį ir panašiai. Ačiū Dievui, dabar jau šiek tiek geriau, naudojam ir vaistus ir panašiai. Šie suvirinimo darbai šiek tiek rizikingi. Anksčiau ir man tai buvo nutikę. Tie, kurie žiūrėjo tais laikais, žino, gali net apakinti žmogų. Bet kaip pasikeitė tas Marazo kūno sudėjimas, broli? Marazai, kas nutiko, sūnau? Palauk, sūnau, dar įkasi man, sustok. Palauk, mes to susimaišysim, palauk minutėlę. Palauk minutėlę, brolau. Turiu įsigelbėti, esu labai pavojingoje vietoje. Palauk minutėlę, senelė tik nepriartėk prie manęs, nes kils muštynės. Kaip manote, kuris stipresnis? Marazas ar senelis? Ką manote? Kartais ir nuotrauką padaryk. Laukiu tavo komentarą, bičiuli. Kas stipresnis? Marazas ar dėdė? Johanai, o kaip tu manai? Manau, dėdė, bičiuli. Dėdė? Dėdės jėga. Dėdė išprotėjo. Pažiūrėk tik į Marazo fizinę formą. Ei, mergaitė, kas vyksta? Palauk, vos manęs nenugriovė. Marazo fizinė forma, broli, kaip Anatolijos Avyganė, tikrai. Pažiūrėk į uodegą, galvos struktūrą, fizinė forma. Tiesiog tobula. Dėdė, broli, smūgiuok ir bėg. Dabar mano pagrindinė savybė, jie kanda ir pabėga. Sakau, jums nesimuškite, jūs esate tos pačios kiemo vaikai. Nedarykite vienas kitam blogo, žaiskite kaip tikri vyrai, dėdė. Žinoma, dabar čia yra patelė. Dėdė jo pasiėmė, Marazas ją pasiėmė, dėdė pamatė. Marazas kažką negero daro, būk atsargus, pasakė Marazui. Marazas paša, nesipeškite, sūnau. Ei, gežė, kur esi gežė? Mano drąsi dukra, visi tavo vaikai gerai laikosi, broli. Žiūrėk, šiandien turėjome pradėti šios vietos remontą, bet nepavyko. Ateik, senelį. Ryt pradėsime. Leiskite parodyti jums mažą dalyką, kurį vakar padarėme. Velnes, Karlosas. Velnes, Karlosai, kur tu, sūnau? Kur jie? Mano Asil ir Karlosas, kur jie yra? Mašala mano liūtams. Mano gražuolis sūnau, dėl tavęs viską atiduočiau. Kas atsitiko? Didelis kūdikis. Žiūrėk, šitas Alekso narvas siubavo iš apačios. Nora, nesuartėk. Vakar apačioj privirinome geležės. Gerai padarėme. Ten irgi pragrėžėm, žiūrėk, dabar viskas tvirtai laikosi. Dabar ne visi yra. Šio profilis buvo tvirtas, todėl pirmiausia, šią vietą greitai sutvarkėme. Aleksas! Velnes, ką jis padarė mano rankai, žmogau? Pažiūrėk čia. Karmosai, kokią pas tave burną, ateik čia. Ateik čia, ateik. Ateik čia, nusivalysiu rankai tada. Velnes, kiek pas tave seilių, žmogau. Didelis kūdikį, kiek pas tave seilių. Pažiūrėk į mano vakarą. Tai padarėme, dar ir šitą. Yra tokių, kurių šešetukai sugedė. Aleks, gerai, dukra, nerėkauk. Tų, kurių šešetukai sugedė, profilius taip pat virsime. Jei pasiseks, čia viską gerai sutvirtinsim. Po to visi mūsų narvai bus gražus. Sūnau, tik čia kils muštynės. Dabar senelis pradėjo labai grėsmingai rodyti dantis. Jaunimas ir tie, kurie jaučiasi jauni. Pažiūrėkime, ar neišleisiu Karloso. Karlosas, ką jie daro, sūnau? Ką? Dėdė ir Marazas susipyko, broli. Dėdė ir Marazas susipyko. Gali kilti muštynės, tikiuosi, kad jų nebus. Karlosas, ateik. Ateik, pabaisa, Karlosai. Dabar ir tam man nereikia per daug kištis. Dar ir nuo manęs užsiveda. Kas čia vyksta? Ką viščiukai žaidžia? Akimirkai pagalvojau, kad jie puola vištą. Iš manęs jie pasisems įkvėpimo. Zeina! Tegul nesibešia. Palauk minutėlę, brado, palauk minutėlę, dėdė. Prisiekiau, žiūrėk, prieš pradedant vaizdo įrašą, sodas buvo tylus, viskas buvo ramu, jokių problemų nebuvo.
Velės, tik pradėjome kažką, tik pradėjome filmuoti vaizdo įrašą. Jie iškart pradėjo išdykauti. Šis stikai, kur eini, ką? Fistikas pralindo pro tvorą, eina į kitą pusę. Dabar ateikit, broliai, išeikim į lauką. Iš tikrųjų, norėjau ir hektarą išvesti. Arba išveskime skajų. Hektaras dabar čia sužeistas, palauk. Pamiršau, Marazas juk laukia laukia. Dabar jie gali susivienyti, jei staiga bandys pulti hektorių, mums bus... Ei! Asilas, asilas. Ar tai asilas? Velės, iš visur pradės skristi triukšmas. Brolau, čia tiek daug šunų. Ir dar dauguma jų yra didelių veislių, dideli šunys. Patikėk, visus juos suvaldyti, valdyti labai sunku. Sūnau, noras ruja jau praėjo, Marazai. Marazas, brolų, tik dabar tai suprato. Kas čia, sūnau, šitas Marazas praėjo? Dar vienas iškrypėlis atsirado mums ant galvos, žiūrėk. Marazai, elkis protingai. Marazai, nedaryk išdaigų. Nedaryk išdaigų, sūnau. Ateik, sūnau, tikiuosi tie mažyliai nieko blogo nepadarys vištoms. Mažyliai, ateik, 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 ateik. Dabar aš jums parodysiu Rokį. Tegul Reina ateina kartu su mumis pasivaikšto. Parodysiu jums Rokį. Dabar paleisime Reiną prie tvoros. Ei, Reina, palauk, dukra, leis man tave įleisti vidun. Ji neturi antkaklio, bet uždėjau pavadėlį. Eik, Reina. Dabar turime šunų, kuriuos galime paleisti prie tvoros. Juk ten padarėme. Skai, baba, toj tave išleisiu. Gerai, Skai. Bet nuo šito dėdės turime laikytis atokiau. Štai, štai, greitai nufotografuok, liūtą. Argentinos, tikrasis sūnus. Oho. Mašallah, mano liūto sūnau, tavo charizmoje aš aukojasi. Kur tu esi, žmogau? Kur mano Tysonas? Tysonas nekenčia Reiną, draugai. Žiūrėk, jis atsitraukė nuo Reinos. Anksčiau kažkada buvau jos nusivedęs į mišką. Būk atsargus, Karamai. Karamas irgi puola Reiną, beprotis. Reina atėjo ir užpuolė jį automobilyje. Tysonai. Nuo tos dienos Tysonas nemėgsta Reinos. Reinom. Eikime pažiūrėti tvoros ir Rokio, draugai. Vieta prie mūsų tvoros. Dabar čia viskas visiškai baigta, ar ne, Gakanai? Taip, broli. Daugiau jokių darbų neliko. Ai, dar turėjome kažką padaryti vienoje vietoje. Turėjome tik įsukti varžtą, tiek. Dabar prisiminėl. Štai. Dėdė, elkis protingai. Matai, dėdė, nieko neprileidžia prie varto, ar ne? Matai. Palauk, palauk. Zeina, pasitrauk iš ten, dukra. Žiūrėk, mūsų vartai tokios puikios. Jokanai, greitai ateik. Dėdė, atsargiai. Palaukite minutėlę, kad šunys neįeitų. Palaukite, jaunuoliai. Pažiūrėk. Sūnau, toj kils muštynės. Ei. Elkytės protingai. Reina. Tuoj aš tave paleisiu, dukra. Gerai, palauk. Palauk, keli, palauk. Štai. Tegu mano mergytė pasilaikštų. Broli, čia mūsų duris baigėsi. Puikiai gavosi. Laukiu iš jūsų 1 balo iš 10. Aš duodu 10 iš 10. Sakiau jums, dar vėliau čia padarysime detalės, sodo baldus ir panašiai. Netgi dabar ant šito Gakanai. Pereik štai taip. Turime planą pastatyti stoginę. Ar ne taip? Ji turėjo būti 3 metrų. Pastatysime 3 metrų stoginę. Uždengsime šią vietą. 3 ant 7. 3 ant 7. Lygiai taip pat ir čia. Taip. Vienas konteineris taip pat priekyje. Taip. Padarysime tokią stoginę. Kas bus šį kartą? Uždengta, švaresnė vieta. Rokis loja, Rokis. Rokis! Palauk, paleisiu Rokį. Rokis ateik. Rokis ateik. Rokis ateik, Rokis. Ei, Rokis. Kur tu, Rokis? Rokis, kur tu, Rokis? Palauk, 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 palauk. Ačiū Dievui, Rokis pasveiko, draugai. Dabar jo sveikatos būklė labai gera. Reina taip pat nori žaisti su Rokiu. Reina, kur Rokis? Kur tas Rokis? Kur tas Rokis dingo? Ar mano berniukas pasveiko? Ar mano sūnų buvo užgauta bloga akis? Ar mano sūnus buvo susirgęs? O dabar mano sūnus, ačiū Dievui, ar jis super? Šaunuolis Rokis. Ateik, norėjau tave supažindinti su Reina. Ateik. Susipažink su Reina sese. Pažiūrėkim, kaip žaisite. Ateik, matai, kaip Rokis manęs pasiilgo. Pasiilgome tave, sūnau. Broliai, jis buvo visai be nervijos, net atsistoti negalėjo. Jo, baterija buvo kaip 0%, broli. Dabar žiūrėk, atsigavo, atgavo jėgas, ačiū Dievui, energijos pilna, mūsų sopikas Rokis yra viskas mums. Kartais jis mane supykda, bet vis tiek labai myliu Rokį. Per daug iškrypimo irgi nėra gerai, broli.
Paligos jis kiek aprima, ačiū Dievui, nieko blogo nenutiko. Rokis mane labai išgazdino, draugai. Dabar ačiū Dievui, jis jaučiasi šiek tiek geriau. Rokis, ar tu pažįsti Zeiną? Zeina, pažiūrėkime, kaip šoki mano mergaitė, pažiūrėkime. Rokis iškart pradėjo saugoti. Oi, tebūnie, Rokis palaimintas. Už teritorijos apsaugą atsakingas Rokis, jis ne vieno žmogaus į kiemą neįleis. Rokis neįleis ne vienos gyvos būtybės. Mašallah, tikras apsaugos sūnus, tikras liūto gabalas. Jau vien Rokio laikysena ir išvaizda draugams kelia baimę, o priešams pasitikėjimą. Taip, Rokis, mašallah mano liūto sūnui. Dabar ačiū Dievui, jam viskas gerai, draugai. Netrukus jums parodysiu ir jo žygdarbius. Mūsų žygdarbiai irgi, ačiū Dievui, gana geri. Sustok, Rokis. Aman. Dede, nekur gaistros. Nekur gaistros, senelė. Dabar Rokis leis tave parvežti namo, gerai, valdove? Leis tave parvežti namo, Reina. Tu puolė Reina, susimušyt ar dar kas nors, su mano dukra nerizikuokime. Sakau, dukra sūnau. Reina, palikti tave čia? Iš tikrųjų, Reina iš čia neiššoks jokanai. Pabandom. Kas žino, broli? Ne, jinai neiššoks. Reina neturi šokinėjimo įpročio, Reina protinga. Reina, ateik. Ateik mano mergaitė. Ateik mano mergaitė, žiūrėk, kaip tau čia tinka. Tau čia tinka, ne mano mergaitė. Žiūrėk dabar, žiūrėk. Reina! Ei, kas vyksta? Ei, seneli! Ei, seneli, sūnau, žiūrėk, stovėk kaip žmogus, gerai? Žiūrėk, nesielk išdykeliškai, sūnau. Supratai? Nesielk išdykeliškai, seneli. Palauk, kur Reina? Reina, ateik. Reina, ateik. Reina, ateik. Norėjau parodyti šitą jos įprotį, kai jinai puola. Reina! Tu nustojai tai daryti, mergaitė? Kodėl nustojai? Ar nustojai žaisti kaip pasenai? Ei, bėk. Paprastai, kai jį sulaikai, jis taip puola. Jis atsisakė to įpročio. Na, svarbiausia, kad Reina dabar čia laiminga. Rokis taip pat loja iš vidaus. Rokis dabar paviduliauja ir eina iš proto, nes mes mylime Reiną. Nu, šitas dėdė vėl pradėjo išdykauti. Dėdė, elkis normaliai, baik kvailioti. Vėl pradėjo kelti sumaištį, sūnau, baik išdykauti. Matai, jis vėl žiūri, ką čia suerzinti. Jie vos nesusimušė su Marazu, bet Marazas dabar stiprus, tarp jų labai didelis svorio skirtumas. Nesijaudink, dėdė, jis protingas. Eikime, Gokanai, išeikime į lauką. Be to, išbandykime Reiną iš čia. Ar kas nors bus? Ir dar, draugai, Medūzos kambaryje pastačiau sofą ant grindų, nes ten buvo vandens. Tai ją iš ten išnešime. Jei bus lemta, rytoj pirmiausia sutvarkysime Medūzos vietą. Medūza su skajumi, broli. Ei, Medūza. Nu, Skajaus vieta dar nieko, bet ta Medūzos vieta truputį problematiška, supratai? Vėl viduje yra sofa, va čia buvo sofa, ją padėjau ten. Jis ant jos guli, bet kai lyja lietus, ten susikaupė vanduo. Negaliu jos dėti į narvus, draugai, jį iššoka. Kai jį iššoka, pradeda peštis. Kai pradeda peštis, jinai nesustoja. Į narvą visai negalim įdėti, tik pririšti galiu. Matai, čia viskas iš betono. Vėjas pučia iš dešinės. Nenoriu pririšti atviroj vietai. Arba suardo būdą. Rytoj vieną iš narvų uždengsime, kad jai nieko nenutiktų. Pirmiausia, suraskime jai tvirtą vietą. Palauk, Reina. Iš tikrųjų, aš norėčiau atiduoti Medūzą. Nes tas vaikas taip pat lieka labai nuošalyje, nes yra agresyvus. Dabar, broli, žiūrėk, mes visą šitą gaują pripratinom vieną prie kito. Ačiū Dievui, dauguma mūsų šunų jau pripratę vieni prie kitų. Jie nesipeša. Bet kadangi jis labai dažnai pešasi, aš negaliu jų laikyti kartu. O tai man sukelia problemų. Iš tikrųjų, norėčiau jį atiduoti, bet pažiūrėsime, kaip bus ateityje. Dabar eikime paimti Sky. Nora. Nora ir tinsi, Maraz jau subrendo, sūnau, subrendo. Pažiūrėjai, dabar prie Marazo paleistume papalomą, jau užpultų senelį, žinai. Tada jau užpultų senelį. Vienas pats jis nieko nedaro. Du broliai vienas iš kito gauna pasitikėjimo. Jie gauna pasitikėjimo, o dar ir jų mama, Gedzė, yra šalia. Todėl jų neišleidžiu kartu. Kai išleidžiu, visada atskirai. Ir dar Marazas, ačiū Dievui, yra labai prisitaikantis, jis iš karto nepuola. Pavyzdžiui, Dalsos sėt neišleišiu. Dabar ateikite, pažiūrėkime. Eikime pas Sky, baba. Odinai, nusiramink, Odinai. Odinai, broli, pasirodai psichopatas, Odinai, rimtai. Ei, dėdė. Būk protingas. Dabar pasiimsime Sky'ų. Sky'ų. Kur tas liūto gabalas? Kur pavellių tas liūto gabalas? Šitas senelis tau pavydi, žinok. Palauk.
Šitas senelis tau pavydė, jie su seneliu yra priešai vienas kitam. Palauk. Ne. Ne, Skai. Ne. Skai irgi, ačiū Dievui, priaugo nemažai svorio, net kaip nutukęs atrodo. Palauk, sūnau, palauk, ne. Ne. Stok, taip, šio sodo viduje pirmiausia ramiai pasivaikščiokime. Tada išvesime jį į lauką ir paleisime. Dabar mūsų pirmasis darbas. Su dede užkirsti kelią sumaiščiai. Dede mintis dabar ir taip sukasi apie marazą. Eik, Skai! Eik, sūnau, eik, sūnau, eik, sūnau, eik, sūnau. Mano liūtė, šaunuolis tu. Šaunuolis tu. Nelys dėdėjai prie pat. Aresas. Asilų priešas, Aresas. Arba tiesiog išveskime jį į lauką. Dabar dėdė gali staiga įsibėgėti, supratai? Tegul nesipeša, nerizikuokime, draugai. Ateik, Skajau. Ateik, Paša, ateik, Paša. Ateik, Paša, leisiu tau pažaisti laukia, ateik. Ateik, sūnau, ateik, sūnau, ateik, sūnau. Iš tikrųjų, jis nieko blogo mažyliam nedaro, ar ne? Mažylė, ateikite, 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 ateikite. Ateik, sūnau, ateik. Ateik, 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 ateik. Fistikai. Ei, pirmin. Ne, dėdė. Ne, sūnau. Sakiau, ne, žiūrėk. Ne, dėdė. Sok. Ne, palauk. Palauk. Velnes, ar dėdė jam smogė į krūtinę beprotis? Aš irgi nesupratau, broli. Velnes, jis tikrai atėjo. Nieko čia nėra, visai nieko. Skajus. Jisgi bėga. Tiesiog dobermanų ypatybė, jie puola į gerklę ir pabėga. Bet tu matei, ne? Netikėtai, net aš pats nemačiau, iš kur jis atėjo. Visai nebuvo jokio ženklo, kad jis puls, tiesiogiai. Dede šiuo klausimu truputį problemiškas. Palauk, Skai, radau tavo žaislą. Ateik, pažiūrėkime. Ne, dede. Ne, dede. Ne. Bičiuli, dėdė vėl ruošiasi pulti, beprotis. Johanai, greitai atidaryk tos vartus. Atidaryk, išeikime į lauką. Dėdė niekšas viską sujauks. Palauk. Broli, ar dėdė dabar neiššoks iš čia? Neiššoks, broli, aš to pasirūpinu. Padarai? Taip. Taip. Mašina neatvažiuoja, tiesa, ne? Dėdėgi tikrai iššoka į lauką, draugai. Pereik, Skai. Skai baba, ateik, 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 ateik. Šaunuolė, palakstyk, išsikrauk. Per dieną, broli, negaliu taip išleisti vaikų į sodą. Nuolat išleidžiam juos į lauką pusvalandžiai ar valandai. Tegu pasivaikšto, prižiūrime juos. Dabar sodas yra ankštas. Vienam dėdėjai? Žiūrėk, dėdė, ne, dėdė. Sakei, kad padarai, bet vos nepavyko. Vadinasi, jis išeina iš ten. Va, eikime taip, ateik. Nėra nieko, ką jis galėtų peršokti. Dabar dėdė susipainios. Skajau, ateik. Skadžiau. Patraukime dėdį į šią pusę. Ateikite, jaunolį, ateikit, 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 ateikit. Visi jie mus stebi. Nagi, ateikit, ateikit. Šaunuoliai jūs. Patraukime dėdę į šią pusę, kad jis neišbėgtų lauk. Nufilmuok ir mūsų balandžius, pažiūrėkime. Sušvirk, Johanai. Pausk. Ei. Ne. Ateik čia. Mes, broli, mesk vieną akmenį į balandžių narvą. Sakiau, akmenį. Aš galiu mesti kamuolį. Gerai, nusiraminkite. Ne. Gerai, palauk, dar nepaleis balandžių. Nelies, pažiūrėsim. Bičiuliai, šiek tiek prisibijau. Fustuk jauniklių. Dabar jais rūpinasi. Mašina net važiuoja, ne? Valau, čia visada esi panikoj. Turi visus nuo visko saugoti, prižiūrėti, supranti? Mūsų ūkis toks sudėtingas. Neikite prie Čitur. Ateik čia. Neikite prie Čitur, gerai? Čitur gali užpulti ar ką. Imkime greitai, paimkime tos fustuk jauniklius. Ateik. Ateik, sūnau. Dabar fustuk jaunikliai mums pridarė bėdų, draugai. Aš juos ten palikau. Jų elgesio nuspėti negalima. Skai tėvai, nufilmuok tą Skai. Nufilmuok tą liūtą, tegu pabėgioja. Mašallah mano sūnui.
Matyt ir skajus skauda pilvą. Šiandien vėl išvedėme šunis pasivaikščioti, draugai. Ar visada tik oškuosiais pasivaikščioti? Tegul ir šunis šiek tiek pasivaikšto, skai baba leis tave paimti, sūnau. Turime uždaryti fistik jauniklius, Paša. Vėl tave išleisiu, ateik. Ateik! Dabar negaliu tiesiog palikti to čia ir išeiti. Gali pravažiuoti automobilis ar kas nors panašaus. Ateik čia. Kaip dabar pateksim į sodą? Ne. Pasitrauk, pasitrauk. Ne, sūnau, ne, sūnau, ne! Išeik. Palauk. Išeik, išeik. Palauk. Palauk. Na, ne. Palauk, greitai nueikime ir to jau pat suriškime tą skajų, bralau. Dėdė tau už nugaros, žinau. Dėdė man už nugaros, ne? Dėdė, ne, ateik. Broli, dėdė puola visus patinus. Jis nieko netoleruoja. Žinai, kodėl taip yra? Iš tikrųjų tai nesusijęs su dėdė, bet dėdė būdė žinoma irgi yra toks išdykeliškas bruožas. Jis yra 2-4. Dabar, kadangi dėdė yra patinas, jis sako, aš esu kiemo vadas. Kai tik atsiranda kas nors, kas kėsinasi į jo lyderystę, lauke, jis iš karto pereina į puolimą. Štai kodėl taip yra. Dėdė jau užaugo. Iš kur be pažiūrėsi, jam jau 1,5 metų, ar ne? Taip, broli. Jam jau 1,5 metų, jis užaugo, draugai. Jam kokie 15-16 mėnesių. Na, jis jau užaugo. Fistikai, kur tavo jaunikliai? Greitai juos čia pakviesk. Ateik, 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 ateik. Uždenkime juos toj pat. Jie jau žaidė su kamoliu, kurį mečiau, eik. Fistikai. Džiočianai, eik pirmas. Nora, tu irgi eik. Ateik, Nora, tavęs trūko, ateik. Ateik, Nora, ar gali būti be tavęs? Riešutėlį. Nu, pažiūrėkite, pažaisti su Mora sesė. Nekaužudur. Banditai, jie yra banditai. Žiūrėk, dabar jie užsipuolė Morą. Mora! Tai fusti gaudžia, broli. A tai riešuto gauja, ką riešutai? Mano drąsioji dukra. Mano išdykėlė dukra. Riešutai, tu mane labai myli, riešutai. Ateik. Pažiūrėk, atnešiau, ateik čia. Matai, kaip jie žaidžia? Mašallah jums. Todėl jų ir neatidariau, nes juos labai myliu. Visi norėjo, bet niekam neatidaviau. Pasakiau, kad jie čia būtų kaip talismanai. Žiūrėk, spaudyk sūnau. Šitie, žinai, bus būsimasis, legendinis žaidėjas, tikrai. Matai, koks metimas. Dieve, mano dukra, tu esi nuostabi. Mašala tau. Mašala, mano mažyliai. Bet jūs nusipelnėt apdovanojimą. Tėčiui dar nepavyko pagaminti kolageno. Jam reikia nueiti pas vištininką. Ateik. Dar nepadarė, eikime. Nufotografuok ir balandžius. Jei Johano nebus, šį vakarą tu juos čia uždaryk, gerai? Ką? Uždarysime, brolau. Surik juos į naują narvą. Sutvarkyk ir šitos. Ten taip pat žąsis sėda ant kiaušinių. Visos jau eina vidun, ateik. Ateik, mažytė. Ateik. Gerai? Bėk, aš išmečiau tavo žaislą. Žaiskite su savo žaislu. Bet žinai ką, šitie labai tinkami mokymuisi. Jie labai protingi, pastebė, ne? Taip, brolau. Jie labai protingi, žiūrėk, visi iš karto perėjo nuo būdelės prie būdelės. Visai manęs nevargino, nesiblaško atskirai. Kodėl? Nes jų mama protinga. Taip, fistikai. Mano fistikui atiduočiau viską dėl jo. Dabar ateik, parodykime ir Destanus. Aha, ateik čia, Jokanai, nufirmuok iš čia arba ateik. Padaryk priartinimą į Destanus iš ten. Tėvų pasirodo, pažiūrėkime. Velnas, mano kairė ausis zvimbė. Kažin kas nors apie mane gerai ar blogai galvoja? Kas apie mane blogai galvoja? Kas apie mane blogai galvoja, tegu valgo mano epų išmatas, sakau. Tegu valgo mano epų išmatas. Taip, epas. Epas, Sofija, Hera, ačiū Dievui, jų sveikata gera. Jie visiškai atsigavo, jokių problemų nėra, draugai. Visą šį laiką jų neišleidau. Vakar pirmą kartą atidariau jų balkono duris, padarėm viską, ką galėjom, visas pataldas, viską jam suteikėm. Gerai juos maitiname, iš tikrųjų, žinai, šis virusas buvo toks, kad 90% užmuždavo. Bet Dievas mums nusišypsojo, ačiū Dievui, daug meldžiausi, daug stengiausi, daug kovojau. Mūsų laikai taip pat atsilaikė. Ačiū Dievui ir juos Dievas leido išgelbėjome, dabar jų sveikatos būklė gera ar labai gera.
Nu, apie 70%. Destanas gerai, sakyčiau 90%. Sofijai sakyčiau 90%, o Hera kiek praščiau, pažiūrėk į Herą, filmuok Herą, tą, kuri yra viduryje. Hera atrodo šiek tiek labiau nusiminusi, palyginti su kitomis, ant rankos turi tvarstį. Bet jų apetitas, ačiū Dievui, geras, draugai. Jo, žinoma, nelieka balkone, turi kambarius viduje. Vakarė uždarome balkono duris. Iš tikrųjų, vakar vakare pirmą kartą atidarėme. Paprastai nebuvo atidaryta. Pirmą kartą atidariau, pagalvojau, kad gyvūnai šiek tiek saulės pamatytų, gryno oro gautų, vis uždaryti, taip neišeina. O ir todėl, kad dabar sergantis nesiliestų su kitais. Dėdė. Marazas, ačiū Dievui, supratingas šuo, tikrai. Žiūrėk, jei Marazas nebūtų supratingas, kiltų rimtas barnis, broli. Ačiū Dievui, kad Marazas supratingas. Jei tai būtų padaręs ne Marazui, o Odenui, būtų pamatęs, kas jam tiktų. Jis jau pradėjo lysti ir prie Odeno. Ryte mačiau, kaip jis išeina iš savo narvo ir puola Odeną, tas beprotis dėdė. Bet nedaryk to Odinui, sūnau, girdi dėdė. Tikras liūto gabalas. Tikiuosi, kad Destanų vystymėsi nekils jokių problemų, draugai. Brolau, jau nekalba apie vystymąsi. Mūsų vaikai, jeigu jie visiškai pasveiktų, ta Destana, Sofija, Hera, žinoma, būtų gerai, jei ir Haidut gyventų, labai smalsu, kokie jie bus ateityje. Kai atsirado liga, dėja netekome savo Haiduto. Dabar stengiuosi, kiek galiu, gerai pasirūpinti jo broliais ir seserimis. Tikėkime, kad jiems bus dar geriau, ar ne, Nora? Greitai nufotografuok Marazą, žiūrėk, Marazas irgi nuėjo prie Odino glaustis. Žiūrėk, Odinas, bet Marazui jis to, ką darė, kitiems nepadarė. Gal Marazas jam pasirodė stipresnis, ką jis padarė? Odinas. Reina irgi, ačiū Dievui, nepabėgo iš ten. Reina, ponė, šiandien ten tegu pabūna, pažiūrėsiu, stebėsiu ją. Reinos vieta gera, tegu ten vaikšto. Bet to, dabar taip, kadangi Izabelė rytoj ar poryt atvyks į ūkį, Izabelė iš karto tam paskirsime, pažiūrėsiu tam, kokią sistemą padarysiu, kad neiššoktų. Ji irgi ten numes kažką. Arklius irgi pririšime, žodžiu. Šiek tiek už tvoros, palei visą ilgį, ilgą grandinę, kad neperšoktų. Tik taip liks pririšta. Kitaip Izabelė iš ten padegs, broli. Izabelės irgi nesugeba sulaikyti, žodžiu. Tikiuosi rytoj. Tęsime suvirinimo darbus. Šiandien pagalvojau parodyti jums dabartinę situaciją, parodyti vaikus. Sutvarkykime šios narvus. Vieną iš viršutinių turime uždaryti. Medūzą perkelsime čia. Medūzos vieta turi būti tvirta. Ant viršaus uždėsime kažkokį tinklelį ar panašiai, Giokanai. Teisingai? Padarysim su profiliu. Su profiliu padarysime kažką tokio, kad medūza neperšoktų. Jo vietą reikia skubiai pakeisti. Sesuo, viską reikia daryti po truputį. Visko iš karto nepadarysi. Oras lietingas, kyla sveikatos problemų, štai akis jau uždegė. Ar supratote? Tai nėra lengva, viską darome po truputį, laukiu ir jūsų patarimų komentaruose. Na, labai jūs myliu. Nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės, iki pasimatymo. Būkite sveiki, mano draugai!